UAB Naujasis Nevėžis yra didžiausia sausų pusryčių ir užkandžių gamintoja Baltijos šalyse, gaminanti produktus po OHO prekiniu ženklu. Šiai dienai įmonė eksportuoja produktus į daugiau nei 50 šalių visame pasaulyje, gamina daugiau nei 1000 tonų produkcijos per mėnesį, veikia 5 gamybinės linijos ir skaičiuojama daugiau nei 500 skirtingų produktų receptūrų. Mūsų įmonės privalumas yra receptūrų įvairovė ir didelis pardavimo vienetų skaičius. Mūsų lankstumas yra vienas iš mūsų stiprybių, bet kad tam ta stiprybė nevirstų grėsme, mes kiekvieną kartą ir turim galvoti apie optimizavimą, efektyvumą. Skaitmeniniai sprendimai ir leidžia mums išlaikyti tą mūsų stipriasias pusės, nes tokiu atveju mes tinkamai suvaldom visą informaciją, pamatom ją realių laikų, galim išvysti kažkokias tendencijas, pamatyti, kur mūsų silpnosios gamybos vietos ir tai reaguoti, priimant tam tikrus sprendimus. Jau daugiau nei 15 metų mes naudojam apskaitos sistemą, kuri leidžia sukurti skaitmenizuotą darbo vietą mūsų operatoriams, kas leidžia realių laikų matyti visą srauto judėjimą, optimizuoti mūsų gamybą, kuri vyksta dieną naktį. Iš efektyvumo įrankių galima paminėti elektros skaitiklių įdiegimas išmaniųjų. Tai priartina prie to mūsų efektyvumo skaičiavimo, kokia įranga, galima sakykime, tam tikrose režimuose dirba efektyviai, kuriuose ne. Duomenų rinkimo įrankiai atveria kitokias problemas, nes be tinkamo duomenų išnaudojimo jie tampa tiesiog faktais, kurie atsigula į tam tikras stalčiukus. Todėl lygiagrečiai mes diegiamės ir duomenų analitikos įrankius, jau kaip nuo seno naudojam Power BI įrankius, diegiam ir kitokios duomenų analitikos įrankius, kurie leidžia sugretinti įvairius duomenis iš įvairių šaltinių ir dar labiau priimti greitus ir būtinus sprendimus. Niekur mes nedingsim nuo skaitmeninio amžiaus. Skaitmenizuotis vis tiek reikės, klausimas kiek, kada ir už kiek. Tai būtent paslaugos ir padeda priimti sprendimus, patarti, kokiais žingsniais judėti. Skaitmenizavimas vyksta. Laiko neturit, kasdienybė, brokas, rutina ir panašiai. Čia mes pateikėme naujausią informaciją, kuri sako, pagalvok, o gal daryk šitaip. Nereikia, nedarai, bet svarbiausia yra nepražiopsoti tos informacijos. Tai čia yra vienas iš tų pliusų, kad klientas yra ant raudono siūlo, per kurį, sakysim, ateina į pagal jo profilį reikalingą informaciją. Iš patirties galime sakyti taip, kad bet kuri skaitmenizacija turi gimti iš poreikio, nes reikia labai aiškiai suprasti, kokią problemą tu sprendi ir tam būtina parinkti tinkamą skaitmenizacijos sprendimą, kurie gali būti įvairūs nuo dirbtinio intelekto, galbūt nepaprasčiausių Excel automatizavimo sprendimų. Tai būtent jeigu neturi pats kompetencijos, tai visą laiką galima kreiptis pagalbos į įvairiausius skaitmenizacijos konsultantus, kurie leis ir parinkti tą geriausią sprendimą.